Prieš 8 metus dariau antikorozę. Puikiai viskas išsilaikė. Taip, čia nesimato slenkščiai. Net slenkščiai, vat, viskas yra. Viskas yra savo vietai, kaip palikom. Mašina geram stovi buvo, tiesa. Taip, bet su gamykliniam dangom tai jau blogai. Va, Golfo lyga, Volkswagenų plasmasė, ta plasmasė padengta slenkščiai plasmasė. Ir pradeda luptis jinai, laiku nesureaguota. Teko va, kaip pavalyti biškį. Vidus puikus. Vaškas matosi dar. Ir gamyklinis, ir mūsų. Laiku nesureaguota. Čia tie kampai būna visados atsižioja ir toliau važinėjama. Paėmiau suktuvėlį, sakė, nudažysiu, bet paėmiau, kad čia jau nėra ką dažyti, metalo nėra. Pasmėliuosim, kažką darysim. Nu va, biškį pasivalė. Čia jau plonai buvo. Jau taip stengiau švelniai, kad tik tai neprudurt, nesuvalyti metalo. Taip, biškį pakabą irgi pavaliau. Reikėjo jau. Nu ką, su ko dengiam rūdžių surišėjų? Po ranką šitą turiu, nežinau, balsuojam. Tikiu, kad yra geresni dalykai tokiom vietom. Bet kol kas aš jų nežinau. Nu ką, Golfas, viskas pajodavo nuo Vurfo, o skylutės nebėra. Pagruntavau, glaistas su stiklaudiniu. Nu, žiauriai yra, kaip toks sudarankis darė. Slengstis nudažytas, nulakuotas. Taip, o čia tuningą padarėme. Čia paprasčiausia yra deguonies barjeras prieš bitumą. Mūsų Golfas.